Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tą stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul saulė Lietuvos dega mūsų širdise, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Gerbiami ir mylimi sesės ir broliai, aš prisikėliau iš pelenų vardan jūsų ir sakau priesaiką čia, prie šventoj žemėj ir prie šventos mūsų jūros. Aš, Beata Balčiūnaitė, tarnausiu jums iki pasaulio, iki savo gyvenimo pabaigos, jeigu mane išgelbėsit. Prisiekiu ir tegul Dievas man atima gyvybę, jeigu aš to nedarysiu. Viskas. Su visa savo širdimi esu Marijos žemelėje. Šiandien aš esu labai laiminga ir dėkoju aukščiausiajam kūrėjui, kad jis būtent tokiu būdu viską sudėliojo. Ir tegul tie mūsų Marijos žemelės žmogeliai, žmonės eina tik takais dorybės. Tai čia labai gilu. Tai aš priesaiką pasakiau, bet dar vieną priesaiką aš pasakysiu, aš parašiau tokius žodžius eilėraštį, bet aš neturiu dabar su savim, yra kitur. Tai tada tą priesaiką aš pasakysiu ant kryžiaus kalną. Ir visi, kas ateis pas Jevgenijų į Aljansum, lygiai taip pat sakys priesaiką. Lygiai taip pat Jevgenijus sakys priesaiką. Kad aš, Jevgenijus, prisiekiu savo gyvybę tarnauti Lietuvai iki gyvenimo pabaigos. Ir tada aš viską duosiu, kai Jevgenijus atvažiuos visą planą, ką ir kaip mes veiksime ir ką darysime. Tai su didžiausia meile iš visos širdies ir aš jau pasiaukojau 1000%, net ne 100 000. Aišku, labai įdomu sužinoti, kiek aš procentų padariau. Be jūsų nebus manęs, be manęs nebus jūsų. Mes taip esame sujungti, neturiu kitos rankos, va taip mes esame sujungti, kad mes nesame atskiri žmonės. Mes visi esam viena. Ir visi, kas negalės nusižeminti meiliai, negalės pasakyti tos priesaikos, greičiausia neišgyvens. Tiesiog bus sunkesnis kelelis. Gal išgyvens, bet bus labai sunku. Tai geriausia eiti doros keliais ir telaimina jūs kūrėjas viešpats. Su meile.